Pradėsiu nuo to, kokios galimybės mums siūlomos tam, kad pagerinti savo dabartinę padėtį. Prieš susitinkant su jumis, aš tiesiog norėjau įkelti filmuką, neišėjo, reiškia kitam kartui. Tiesiog ant kiek yra svarbus mūsų laikas, ant kiek yra svarbus resursas, kurį mes turime išnaudoti. Ir todėl aš stengsiuosi šiandien tiesiog su jumis tam, kad sutrumpinti tą laiką ir konkrečiai, aiškiai, su entuziazmu pasakyčiau esmę. Tai yra, tikiuosi, kad neužtruksime daugiau negu 35 minutės. Taip, kad pradedam. Labai džiaugiuosi, kad su manim aktyviai dalyvaujate, jau atsakote į klausimus. Mūsų šiandien tema tai yra kompanijos galimybių pristatymas. Ir šią temą pravedu aš, Danutė Puchova-Ledniovė, gyvenu Kaune, su kompanija Apple bendradarbiauju jau daugiau kaip 3 metus. Pradėjau būtent COVID laikotarpį, kada buvo patys sunkiausi laikai. Ir man buvo didžiulis iššūkis bendrauti su žmonėmis per internetą. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad tas laikotarpis iš tikrųjų mane išmokino būtent tokių subtilybių, kaip su jumis bendrauti, su visais. Ir žiūriu iš visokių miestų. Galite dėl viso ko ir surašyti, iš kokio miesto esate. Čia dalyvaujate būtent mūsų susitikime. Bus labai smagu susižinoti. Ir labai džiaugiuosi už tai, kad paprasčiausiai tam tikra situacija mus kitą kartą atveda iki to, kad mes padarome savo iššūkį gyvenime ir mokomės to, ko niekada anksčiau nesimokėm. Ir nesvarbu, kiek tau metų, svarbu, kad tu keistumėsi, būtum lankstus. Ir žiūrėk, tavo gyvenimas prailgėja, jis daugiau įvykių turi ir daugiau visokių įdomybių, jis pasidaro ryškesnis. O tai ir ilgina mūsų gyvenimą. Kadangi mes kalbame apie Apple Go, tai aš noriu tiesiog su jumis pakalbėti labai trumpai apie rekomendacijų verslą. Labai tankiai girdisi tinklodara, ypatingai prie tvarių verslų labai tankiai apie tai šneka. Ir šiaip tai, jeigu tai paėmus, per 30 metų rekomendacijų verslas tikrai labai pakito ir dabar įgyja pagreitį. Labai daug kompanijų, tokių kaip Coca-Cola, Gillette, Visa, Lipton, Canon, Sharp naudoja strategiją tinklinės rinkodaros. Jie taip vadina ir tinklodara, ir tinklinė rinkodara, network marketingas, multilevel marketingas, taip. Faktiškai naudoja stambus bankai, degalinės ir mes kiekvieną dieną, jeigu einame į parduotuvę, dabar žiūrėkite, iš mūsų reikalauja nuolaidų korteles, taip, ir tos nuolaidų kortelės tai irgi buvo būtent pramanytos tinklinės rinkodaros dėka. Tai yra tiesiog dabar tą idėją skolinasi ir mūsų parduotuvių tinklai. Labas vakaras, Irina. Kokie faktai byloja kiekvienais metais tinklinės rinkodaros apyvarta tiesiog auga, dabar 50% tiesioginės prekybos šitų pardavimų tiesiog konkuruoja kartu su būtent mūsų tą įprastą prekybą. Visokių yra faktų bylojančių ir žinote, mums dabar neišeina netgi paneigti už tai, kad daug kas klausia, sako, ar tai yra tvarus verslas, ar tai yra patikimas verslas, ne? Žinote, jeigu lyginti su kažkokiam piramidėm, feikais ir visokiam įdomiom idėjom ten dabar, ne, kurios mums ten pateikiamos, tai tinklinė rinkodara nėra tas pats. Ten tik elementus naudoja, o pati tinklinė rinkodara, jinai, prašau, jau taip įsitvirtino, kad nepasiginčysite, yra beveik 186 milijardai apyvartos daro, taip, ir iš tikrųjų netgi 70 milijonų žmonių tiesiog aktyviai vystosi ir gauna papildomas pajamas iš tinklinės rinkodaros. Tai yra sudarytos labai stiprus pamatas būtent žmonėm, kurie ieško savo darbo, uždarbio. Ir aš iš savęs tiesiog pasakysiu, žinote, dabar gąsdina visi su visokiais robotais, ne, kad mes neteksim darbo, tai pasidžiaugime iš tikrųjų, nereikės sunkaus darbo dirbti. Bet tokį dalyką kaip aptarnavimo sritis, kaip iš tikrųjų bendravimo su žmogum, ne, nei vienas robotas turbūt nepakeis. Vis dėlto žmogus tai yra ta asmenybė, kuri
turi dvasią, širdį ir jeigu mes iš tikrųjų nuo širdies, širdimi dalinsimės iš tikrųjų tą energiją, tai nei vienas robotas mūsų negalės pakeisti. Mes kiekvienas esame unikalūs. Ir tarkim, pavyzdžiui, tai parodo, kad tai yra rimta, todėl kad daugiau šeimų jau įsijungia į tinklinės rinkodaros verslą, ne vien tik tai moteris, kurios namų šeimininkės ir vaikus auginančios. Tai yra tikrai ir vyrai jau dabar ateina ir tikrai kuo toliau, tuo daugiau mes matome iš tikrųjų vyriškos lyties atstovų, o jie rimtai žiūri į verslą, už tai, kad ten, kur nėra pinigų, jie nesėdės tau. Reiškia, jie ateina ten, kur yra pinigai, kur yra uždarbis, kur yra galimybės. Ir pastoviai, reiškia, augimas iš tikrųjų didėja, tačiau svarbu labai iš tikrųjų žinoti, kaip tai veikia ir suprasti, kokią naudą tai duoda mums. Tarkim, pavyzdžiui, kaip veikia tinklinė rinkodara ir galite tiesiog pamastyti dabar. Yra gamintojas, aš pati iš tos giminės, kur vaikystėje tiesiog nuo pat mažens mačiau, kaip mano tėvai protėviai dirbo ir jie kažką gamino. Ypatingai prie dėduko, kai pasilikdavau, tai jisai gamino batus ir aš tiesiog matydavau, kaip jisai gamindavo. Jisai ateidavo klientai, jisai turėjo dar papildomų žmonių, kuriem parduodavo batus ir jie perparduodavo. Ir visą tai mums buvo aišku. Mamos visa giminė inkarė dirbo, tiesiog gamino guminius batus. Ir tikrai kiekvienas pamąstom apie tai, kad tais laikais dar būdavo tokia galimybė ateiti į fabriko firminę parduotuvę ir gauti po platum tos pačius iš pirmų rankų, tiesiog tiesiai iš gamintojo, kad ir, pavyzdžiui, tos pačius sportbačius, ir tai nebūdavo labai paprasta, čia būdavo tik tai kiekvienas pagalvoja apie tai, kaip iš pirmų rankų gauti. Ir žiūrint į tai, mes tikrai susidurėm su tokia realybė, kad gamintojas gamina, o parduoda kažkas kitas. Ir iš tikrųjų ta prekė turi keliauti, kažkas turi uždirbti ir tai be reklamų tu neparduosi to gaminio, nes iš tikrųjų konkurencija didžiulė. Taip pat yra ir didmenininkai, tai yra logistikos skyriai, tai yra tiesiog televizija visa gyvena iš to, kad mes iš tikrųjų reklamuojamės ir aišku pardavėja irgi taip pat gauna tą patį atlyginimą už tai, kad jinai parduoda. Ir mums kaip vartotojams tikrai yra labai labai svarbu gauti tiesiai iš gamintojo. Tinklinė rinkodara vartotojams duoda galimybę aukštos kokybės produktą, aišku, būna ir visokių, bet dauguma tai aišku savaime, kad tai yra aukštos kokybės produktai, už tai, kad tai eina reklama iš lūpų į lūpas. Ir pats partneris, kuris iš tikrųjų su gamintoju bendradarbiauja, jisai gauna tiesiog trumpesnių kelių už tą pačią kainą, tą pačią mažiausią, kurią galėtų gauti iš gamintojo. Jisai gali tiesiog rekomenduoti kitiems žmonėms, dabar per internetą, nereikia nei pardavinėti, nei nieko. Ir tie žmonės, vadinami vartotojais, klientais, gali tiesiog jum tarpininkaujant tiesiai iš gamintojo irgi taip pat gauti tą pačią beveik mūsų kompanijoje, tą pačią kainą, kaip ir jūs gaunate. Bet yra dar vienas dalykas, tai yra visa tai, kad ten pardavimų tinklai, reklamos industrija uždirba, galite uždirbti ir jūs. Ir tai yra legalu. Svarbu yra pasirinkti kompaniją, nes visos kompanijos yra, kurios netgi rinkoje skaičiuojama apie 3000, taip kompanijų, jos turi kiekvieną savo sąlygas, kiekvieną savo uždarbio procentą skiriantį, tiesiog savo mokymus. Yra kompanijos, kurios visiškai nenori jokių reikalų turėti, jinai savo, o tas pats vartotojas savo, jokių mokymų, nieko nedaro. Ir yra kompanijos, kurios kaip tik iš tikrųjų turi tam tikrą pamatą, atėjo ilgam ir jūsų reikalas yra tiesiog atsiskirti, kokią kompaniją jums reikalinga, su ką jūs norite bendradarbiauti. Norite greitai, prašau, norite turėti tvarius santykius su kompanija, pasirenkat pagal tvarius santykius su ta kompanija, kurie atėjo ilgam. Jeigu norite iš tikrųjų trumpalaikių santykių, ten užsidirbti pinigus ir pabėgti, tai yra vienos kompanijos, o jeigu norite iš tikrųjų turėti ryšį ilgam, tai reiškia ir vertybės turite pasižiūrėti, kokios kompanijos, vis dėlto kas kompanijos savininkas, kokie jo tikslai, kokia jo misija.
Ir mes turime reikalų iš tikrųjų su kompanija Apple ir man patiko, man asmeniškai tai patiko dėl to, kad tai yra, maža to, kad tai yra sistema, bet ir komanda, ir sistema, ir pats produktas, galimybės, visa tai sutampa. Nėra taip, kad, tarkim, pavyzdžiui, žiūrėk, reikia derinti dar tą pačią sistemą su komanda, kažkokie nesuderinamumai yra per produktą. Ir taip, tokių istorijų yra labai daug. Tarkim, ateini geras produktas, ne, o nėra galimybės užsidirbti normaliai, nes nėra planas dosnus. Tarkim, nori kažką tai išmokti, kažkur tai kažką perduoti, nevyksta renginiai, nėra sistemos, taip ir taip toliau ir panašiai. Ir vat būtent kompanija Apple Go priešakyje su Sergejumi Sergejevičiu Kubikovu, tai yra tikrai jaunas žmogus, bet iš jo yra ko pasimokyti, netgi mums garbaus amžiaus žmonėms, kurie turi netgi praktikos tinklinės rinkodaros srityje, aš daugiau negu 20 metų. Ir būtent šita šeima, pirmas dalykas, tai yra, tu neateisi, jeigu tau netitiks vertybės, nes tai yra iš tikrųjų žmonės, kurie vertina žmonės, kurie turi vertybę šeimą ir tai matosi, kur tiesiog visur, kur tik tai jie bebūtų, visose darbuose, visose kalbose, tiesiog gali išgirsti, kad tie valdantis įmonės žmonės, savininkai, ne, jie turi tam tikras vertybės, kurios atitinka su mano vertybė. Man irgi labai svarbu yra gerbuvis, man labai svarbu yra ryškus gyvenimas, man yra tikrai labai svarbu tobulėjimas, augimas asmeninis, taip, ir man labai svarbu yra šeiminiai santykiai, o dar svarbiau yra sveikata. Ir visos tos vertybės atitinka su tą kompaniją. Tai yra tikrai pavyzdys šeimos, ypatingai to tokio bendro darbo. Sergejus Sergejevičiaus iš tikrųjų ypatybė, jisai moka surinkti labai gerą komandą, tiesiog turi tą tokią intuiciją. Bet to, žinot, kaip šiaip asmeninių savybių tokių turi kaip magas ir apdovanojimų netgi turi. Taip su juo galima susipažinti, kompanijos puslapiuose jis tikrai labai yra viešas žmogus ir deklaruoja apie save labai daug ką. Bet svarbiausias dalykas, kad tai yra veiksmo žmogus. Žinote, tankiai labai šnekama, daug šnekama, taip, o šitas žmogus ne tik šneka, bet jisai iš tikrųjų veikia ir iš jo pasimokyti netgi galima, kaip siekti tikslus ir juos pasiekti. Man tai yra didžiulis pavyzdys. Pati kompanija, taip, jinai iš tikrųjų yra, žinote, kaip pasakyti, dabar netgi 3. vietą užima DSA asociacijoje, bet šiaip tai per metus, praeitus metus jauna, 12 metų, dabar švęsim 12 metų jubiliejų, jau prašau 38 vietą iš top 100 užimanti. Šiaip man labiausiai patinka, tai yra kompanija, kuri iš tikrųjų laisva yra nuo investorių ir skolų, tai yra Sergejaus Sergejevičiaus asmeninių pinigų dėka. Kompanija yra įkurta ir tęsia darbą. Tai yra labai svarbu, todėl kad kitą kartą būna, kad pasiskolini ir žiūrėk, kad jau tu priklausai kažkokiam bankui ir tas bankas tave laisvai gali išardyti. Dar ir labai svarbu tai yra, kad iš tikrųjų 3A+ turi patikimumo garantą. Ir pati kompanija tikrai yra labai dosni, jinai iš tikrųjų duoda labai didelės išmokas. Tai yra netgi 74% išmokos yra už klientus, jeigu tai paskaičiavus, ir 63% išmokos struktūrose, kur iš tikrųjų vidutiniškai būna kitokios struktūrose tik 35%. Nors ir labai jauna, bet jinai, prašau, jau turi tokį konkurencinį išskirtinumą, ne 1. vietą turi reitingę už geriausią tiesioginės prekybos kompaniją, už geriausią marketingo planą ir geriausią produktą imuninei sistemai, ypatingai COVID tame laike nusipelnė ir gavo. Bet to iš tikrųjų labai, kadangi dosni, tai turi labai daug netgi pinigų, lėšų, yra išskirta būtent dovanom. Ir pati dalyvavusi loterijose, išlošusi labai daug produktų, išlošusi ir piniginių prizų, ir ausinukus. Tiesiog labai įdomu su tą kompaniją bendradarbiauti, tas gyvenimas tikrai atrodo ryškus, nes aš kažkaip paskutiniu metu to norėjau, to ryškaus gyvenimo. Tikrai jį gaunu. Ir
pats būtent kompanijos, žinot, kitą kartą klausia žmonės, ar yra nuosava gamyba, nes tikrai žmonės, kurie susigaudo, jie žino, kad nuosava gamyba yra labai svarbu, todėl kad kainų skirtumai, kai tu turi samdomą gamyklą, taip, tai ta gamykla gali diktuoti kainas, tos kainos gali kilti ir tu nieko padaryti negali kaip savininkas, ane? Ir šitas iš tikrųjų gamyklos turėjimas ir be to per patį tą krizės laikotarpį statymas kitos gamyklos ir ateityje dar statoma kita žemynė, kitame žemynė, tai yra Amerikos žemynė gamykla, taip, kuri iš tikrųjų labai pajėgi ir aprūpina, nes būna kitą kartą bankrotas jaunų kompanijų vien dėl to, kad nespėja pagaminti, nespėja aprūpinti savo augimo. Jinai dinamiškai auga ir spėja aprūpinti. Tai yra labai svarbi duotybė. Ir dabar va, kaip tik 11.11 dieną mes irgi Lietuvoje švęsime, tai bus 12 metų kompanijos jubiliejus. Kompanija turi savo istoriją, jinai iš tikrųjų ganėtinai įdomi, todėl kad truputį susijusi ir su mistika, nes, žinote, tiesiog buvo paskirta, kada tu atidarinėjai, tai reiškia su astrologais tariesi, ne? Ir faktiškai kompanija irgi taip pat prezidentas tiesiog pasitarė su Pavelu Globa, kada geriausiai reiškia pradėti veiklą. Ir vat, būtent ta diena ir buvo netgi 11:11 minučių. Ir būtent Globa pasakė, kad pradėkite būtent nuo Kazachstano. Kompanijos prezidentas važiavo į Kazachstaną, būtent pradėti veiklą. Pati pradžia jį tikrai nepradžiugino, bet dabar jisai tikrai jau žino, kad tikrai tas astrologas teisybę pasakė, už tai, kad pasakė, klestės tą kompaniją, būtent daryk taip ir taip. Ir tikrai turi dabar 25, čia pagal pernai metų, dabar gal netgi jau ir didėja šiais metais, žinosime 12 metų jubiliejuje. Labas vakaras. Taip. Tai būtent 25 oficialios atstovybės, jau yra 150 regioninio aptarnavimo centrų visame pasaulyje. Tai yra tiesiog daugiau negu 350 tūkstančių distributorių veiklių, nes kompanija išmokas moka tikrai labai didelės ir galima kokybiškai tiesiog darbuotis. Ir pačiai kompanijai dabar jau dirba 24 padaliniai ir tikrai už mus labai daug darbo atlieka netgi daugiau nei 200 darbuotojų, kurie padeda mums vystyti veiklą. Taip, mums tai imti ir daryti. Ir faktiškai jau kompanija yra 5 žemynuose. Kas liečia pačią, sako žmonės, kokios išmokos, aš tiesiog nepasakosiu taip, žinote, kad taip. Tai yra atskira tema, bet šiandien pasakysiu, kad iš tikrųjų išmokos yra ganėtinai, kaip ir sakiau, 63% tinklą, ne, ir netgi pačioj pradžioj žmogus gali uždirbti, nes dabar yra labai tai svarbu, ne tai kaip, pavyzdžiui, kitose senose marketingo planuose, tu tik tai tada, kada sukursi struktūrą, tada uždirbsi pinigus. Apačioj pradžioj tai tik tai dedi. Šitoj kompanijoje tu tiesiog bet kokį žingsnį žengdamas, netgi, pavyzdžiui, referaus kviesdamas, tarkim, pas mane čia vadinamas startinis bonusas, nuo 10 iki 20% gali gauti išmokų. Jeigu, tarkim, paimsim grupiniai veiklai daryti, tai yra tikrai tokia nuostabus bonusas, kada tiesiog visi kartu su grupė dirbate ir prašau, jau galite tiesiog netgi nuo 10 iki 30% gauti. Ir faktiškai tas pagrindinis tinkliniai rinkodara yra struktūrinis bonusas, kada vėliau tiesiog jisai tau duoda tas išliekamasias pajamas, lyderystės už mokymus, o struktūrinis už tai, kad tu sukūrė struktūrą, išmokinai struktūrą darbuotis. Bet tai pagalvojus, tai yra dar iš tikrųjų papildomai visokios dovanos, tai yra daugybė papildomų dar bonusų. Ir už tą patį aptarnavimo centrą, kad išsilaikyti yra bonusas, ir už aktyvumą yra bonusas, ir bonusas yra grinai, kaip pasakyti, jeigu klientus aptarnauji, tau moka, tai tikrai ganėtinai nemažas bonusas yra. Ir faktiškai tiesiog kelionės, kaip ir dovanos auksinių papuošalų.
Ir iš tikrųjų įdomu už tai, kad kiekvieną kartą mes visą laiką vis kažko tai dar įsigilinam ir vis kažką tai dar papildomai gauname iš prezidento, nes jis labai myli šitą kompaniją, čia jo kūdikis ir myli tikrai savo partnerius. Nebūtų turbūt visą tai, kaip sakant, dėlionės dalys sutampa vien tik tai dėl to, kad iš tikrųjų produktas yra, nes daug kas klausia, o kuom jisai unikalus, ar jisai unikalus, dabar tų pilna produktų yra. Ir tikrai produktas yra unikalus, jisai kokybiškas, jisai yra efektyvus, jisai veikia labai greitai, jis turi grinai patentuotą technologiją, Kumudit SA technologiją, kuri sustiprina produkto galią 10 kartų ir faktiškai labai greitai jau patekęs į organizmą, tiesiai į kraują, šitas produktas pradeda veikti. Pati technologija yra italų mokslininko atidirbta, 25 metus šitą technologiją atidirbinėjo ir tikrai ne bet kas galėjo tą technologiją gauti, tik tai toks būtent žmogus kaip Sergejus Sergejevičius Kudikovas gavo tą patikimumą ir iš tikrųjų įsigijo tą technologiją. Dabar šiuo metu pagal tą technologiją yra 18 pastilių rūšių, iš kurių 2 rūšys tai yra maisto papildai, o tos visos 16 tai yra funkcinis maistas su pakraipa, tai yra funkcinė mityba, tai yra su pakraipa į tam tikrą organą. Ir tikrai mes turime tokį unikalų produktą. Jeigu dar kažkas tai ir lygina, žinot, su papildais, palygina su vitaminais, palygina su vaistais, kai kurie dar lygina, tai aš tiesiog rekomenduoju lyginti su funkciniu maistu. Tai va, ir tuo labiau, kad tas funkcinis maistas, jis vis tiek turi praeiti barjerus ir faktiškai ne visada įsisavina. O čia yra 98% įsisavinimo, todėl kad barjerų nereikia praeiti. Šitas produktas yra labai gerai įsisavinamas po liežuviu ir patenka, kadangi po liežuviu yra labai daug aktyvių, biologiškai aktyvių taškų. Ir beveik per 17 sekundžių patenka į kraują ir po to per visą kraują važiuodamas tiesiog eina ten, kur būtent reikia. Ir tai yra naujos kartos ląstelinė mityba, molekulinė ląstelinė mityba, tai yra tiesiog pajungta ir fizika, ne tik chemija, biologija. Tiesiog mes išmokome gaminti ir aktyvuoti būtent tas žolių, iš vaisių ir iš uogų formules įtraukti ir tos ekstraktus dar sustiprinti 10 kartų. Tai yra, mes turime tikrai produktų įvairovę. Ir jeigu tai paėmus, tai vieną produktą, pavyzdžiui, yra produktas, kuris su parazitais tvarkosi, taip, pas mus su parazitu, žinot, ir grybeliai, ir tie patys vaikščiojantis, ir po organizmą, taip, ir bakterijos, ir virusai. Iš tikrųjų, tai jie turi tam tikrą dažnį. Ir būtent su tuo dažniu tvarko šitas produktas mūsų pasirodo, reiškia, netgi tam produktai yra apie 45 rūšių augalai, uogos. Tai yra technologija ganėtinai rimti, kad tai padaryti, tai tikrai tas, kas supranta, tai žino, kad tai yra sudėtinga. Ir jie suderinti reikalinga laboratorijose, tikrai yra aukšto lygio laboratorijos. Taip pat tie ekstraktai, kurie gaunami iš tų pačių laboratorijų, dar yra būtent akomodytas į technologiją apdorojimą. Bet apie tai aš tikrai pasakysiu, ateikit antradienį tokiu pačiu laiku, su tą pačią nuorodą, ir pas mus specialistai apie tai šneka. Šneka nuodugniai tiesiog, ką, kaip daryti. O dar geriau sudalyvaukite gyvai Vilniuje dabar Sodų 14 panoramos viešbutį 12 valandą, spalio 8 sekmadienį, vyks renginys, kur gyvai galėsite pamatyti tos produktus, paragauti, tų žmonių istorijas išgirsti, taip daugiau apie tą patį produktą sužinoti. Nes aš apie jį galėčiau kalbėti, žinokit, tikrai ne valandom, o parom. Tai yra, ant kiek tai yra tikrai ekskliuzyvinis ir skirtinis produktas. Tiesiog kad žinoti, kad tai yra tikrai maistas kokybiškas, tiesiog liudija sertifikatai. Nes maistui tikrai nereikalinga kažkokių ypatingų
sertifikatų, tokių, kaip žinote, kaip, pavyzdžiui, vaistam reikalinga, daug kas galvoja, vaistų, ne, čia ne vaistai, čia yra maistas ir faktiškai maisto sertifikatai, kurie yra aukščiausiai įvertinti, tai FDI, mitybos sertifikatas, tai yra būtent mūsų Europoje yra TÜV sertifikatas, tai yra košero, yra halalo sertifikatai, kurie liudija kokybę netgi tos pačios žaliavos auginimo sąlygas liudija. Faktiškai galima nusiskanuoti tą QR kodą ir pasižiūrėti apie kiekvieną produktą internetiniai parduotuvė, internetiniai svetainiai. Pas mus yra kaip tik kiekvienam žmogui, kuris ateina, tai yra vertybė. Tai ne kiekviena kompanija turi dirbtinį intelektą ir faktiškai ne kiekviena kompanija turi tokios kokybės ir iš tikrųjų pažengusi ofisą. Nes tai yra man labai didelė vertybė, nes aš iš tikrųjų noriu augti, tobulėti ir labai daug laiko užima, kada tu pats kažką tai darai. Ir kada tu prisijungi prie kompanijos, mane stebina už tai, kad tu galvojai, kad tu svajojai, kad taip turėtų būti, toj kompanijoje yra mokymo sistema. Aš rytietiškos pakraipos baigusi rytų filosofiją, mediciną ir mokymas ten yra labai, labai įdomus, jeigu pasigilintumėte, ten būna taip, kol neiškyla klausimas, negausi atsakymą. Ir viskas eina pagal užaugimo lygį. Gal net ir klausimai yra užduodami pagal užaugimo lygį ir galima būtų netgi pasižiūrėti, kad tas užaugęs žmogus ar ne. Ir lygiai taip pat ir šitoje sistemoje GO, tai yra 3 lygiai užaugimo, tai yra kada tu iš tikrųjų būni VIP, toks žmogus, kuris labai svarbus, taip, kompanijai. Ir tave mokina to, kas iš tikrųjų yra pirmieji žingsniai ir to, kol tu neturėsi ten augimo didesnio įrodymo, parodymo, kad tu iš tikrųjų turi teisę lipti aukščiau, tai yra gauti jau lyderio žinias ir po to jau dar toliau meistro žinias gauti. Maža to, kad Apple Go ofise, kuo toliau, tuo daugiau visą laiką būna žinių ir mes turime, aš dalyvavau tokioje programoje, kur iš tikrųjų mokėjau už tokią CRM sistemą, tai yra visos tavo organizacijos duomenys, ne? Ir tai būtent kiek ganėtinai brangiai kainuoja, kad tai ten dar turėti ir pasijungti. Ir šita kompanija būtent apgalvojo ir būtent tą sistemą, kad mes galėtume sekti, kad mes galėtume planuoti, tiesiog kiekvieną kartą tobulinama ir kuo toliau, to iš tikrųjų daugiau visokių paslaugų mums teikia. Ir ganėtinai protingas tas ofisas yra, taip kad vien tik dėl ofiso iš tikrųjų apsimoka kartais ateiti, sumokėti 20 eurų Lietuvoje ir pusę metų tiesiog eiti, gilintis, mokintis. Aišku, praktika vis tiek yra svarbiau negu teorija. Praktiškai, jeigu dar atlieki, tai kad ten gauni, faktiškai turi rezultatą. Tiesiog pasmerktas rezultatų, negali kitaip. Dar vienas dalykas, didžiulė galimybė, kurią iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes iš mūsų Lietuvos mano partneriai važiuoja dabar į būtent į kruizą, tai yra skelbiama, čia jau tokia kaip tradicija, skelbiama kiekvienais metais tam tikras darbas padaryti, kad galėtų žmonės važiuoti kompanijos organizuotą kelionę būtent laivu, kruizu, aš pernai pati dalyvavau. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tai yra nuostabiai suorganizuotas renginys. Be to, kompanijos visi įvykiai, būtent susijęs su verslu, yra ypatingi. Jie yra tiesiog labai kūrybingi, nes ta šeima, jinai tiesiog, kaip pasakyti, turbūt ryšį turi su kūryba, kad pas ją tiesiog kūryba liejasi ir galvoja, ką jinai jau šiemet, jau pernai buvo taip liuks, ką jinai jau šiemet suorganizuos. Vis tiek nustebina, kažką suorganizuoja. Tai faktiškai mes iš tikrųjų turime galimybę pajusti tos pokyčius, pajusti, kad mes tikrai gyvename, nes tikrai atėję gyvenime, tai mes turim tą gyvenimą dėl to, kad pokyčiai mūsų gyvenime būtų kažkokie, ne? Kad ryškus būtų tas gyvenimas, o ne tai, kad kiekvieną dieną vis tas pats per tą patį rutinoje paskęsti ir tas
gyvenimas pasidaro toks tai pilkšvas, visiškai nemalonus. Tai bet mes atrandame atradimus, iš tikrųjų norint geriau, daugiau pasvajoti, tai turi pasiplėsti tas pats akiratis. Vat, ir ypatingai man patinka komandiniai, vat, būtent tie tokie žaidimai, pratimai, išbandymai, kur kompanija duoda. Tikrai galima nueiti į kompanijos puslapį ir pasižiūrėti kompanijos renginiai, tai jūs pamatysite ten ne tik nuotraukos, bet iš tikrųjų ir pats tas buvimas toje aplinkoje į tave keičia. Tu atrandi labai daug draugų, tu atrandi labai daug idėjų pamatai. Bendraudamas iš vis, kai sakoma, bendrauti reikalingas su žmonėmis, jeigu tu nori pasiekti kažką, pasikeisti, tai turi bendrauti su tai žmonėmis, į kuriuos tu norėtum lygiuotis, būti panašus ir gyventi taip, kaip panašiai bent jau kaip jie, ne? Ir tai yra galimybė, tiesiog kitur užsienį didžiulius pinigus moka tam, kad žmonės susiburtų bendraminčiai, taip, ir jų akiratis ir piniginė prasiplėstų, ir energijos daugiau įgytų. Šiaip tai tikrai stebina dovanom, stebina surprizais, labai ekskliuzyvinių poilsių. Aš tiesiog pernai, kaip prisimenu, tai tiesiog tai yra fantastinis poilsis su mūsų draugais iš Vokietijos, kurie tikrai patys uždirba jo per metus milijoną, jis skaitosi milijonieriai, trečias čekis iš vis kompanijoje. Ir būtent šitie žmonės, jie tau duoda labai daug ką, nes nori, nenori kitą kartą užsikrėti būtent tos entuziazmo, energijos, kuri yra skirta, būtent kodėl milijonieriai tampa milijonieriai, mąstymas kitoks. Ir tavo mąstymas keičiasi, tiesiog tu visiškai kitaip pradedi, kitaip visai mąstyti. Vat, ir aš tikrai rekomenduoju pasigilinti į tą kompaniją, pasižiūrėti, kokie jos yra planai, kokie tikslai, ką jinai duoda žmonėm. Aš gavau labai daug ką per tuos metus, žymiai daugiau negu per 15 metų anksčiau. Ir, žinot, kai kas užduoda tokį klausimą, jeigu nepasiseks. Čia nėra tokios rizikos, kad nepasiseks. Pirmoje eilėje, tai tu jau iš karto atėjęs, tu gauni tą ofisą, tu gauni produktų aukštos kokybės, taip, ir tiesiog pabandęs tos produktus, tu gali tiesiog kartu su savo rėmėjais, kurie tave veda už rankos, mokina, iš tikrųjų bent jau atsiimti tos pinigus, ne, čia minimaliausias dalykas. Bet nėra nei vieno žmogaus, kuris eidamas pagal sistemą nepasiektų tai, ko jisai nori. Nebent nedaeina iki to. Meta anksčiau laiko. Arba yra labai daug žmonių, kurie nori bandyti, aš pabandysiu. Ir pradeda bandyti ne taip, kaip reikia, ne pagal sistemą. Bet jeigu iš tikrųjų tu naudojasi tą sistemą, kurią duoda mums būtent šita kompanija, būtent šitie žmonės, čia yra Sergejus Sergejevičiaus patirtis ir daugybės kitų pasiekusių žmonių patirtis, jeigu naudojasi tą sistemą, jeigu tu iš tikrųjų turi aplink save tos žmonės, kurie tave palaiko, neįmanoma, kad nepasiseks. Aišku, jeigu tu pats nieko nedarysi, tai sako, po prispaustų užpakalį doleris nepramenda. Taip jau yra. Kažką daryti reikia. Bet yra planavimai, yra tiesiog bendravimas, yra daugybė kitų mokymų. Pavyzdžiui, dabar netgi dalyvavom mokyme, kurį paleis sistemiškai mokintis, tai yra tada, kada mes tikrai giliai ėjome, su programom dirbame tam, kad tas programas ištrinti. Žinote, aš imu didžiulius pinigus iš tikrųjų už tai, kad trint programas. O čia tu gali tiesiog kartu su kompanija eiti ir tai yra labai svarbu. Man dar svarbiau yra tai, kad atkreipia į tai dėmesį. Nes kai kur neigia ir skaito, kad tai nesąmonė. O čia jau pažengusi kompanija žino, kad paprasčiausiai nuo tų programų, kurios eina karta iš kartos, nuo tų programų, kurias mes susikūrėme čia, nuo tų programų, kurias mums užmetė kažkas, iš tikrųjų priklauso visuomenė, užmeta. Priklauso mūsų gerbūvis, mūsų sveikata, mūsų bendravimas, daugybė kitų dalykų. Tai čia yra ir tokios metodikos pažengusiam.
mokina netgi per internetą, kaip dirbti. Ir, atvirai kalbant, reikia tikrai kažkur tai eiti ir didžiulius pinigus mokėti dar papildomai, kad tave išmokintų per internetą dirbti. Čia gauni šitus mokymus. Tai vat, jauna kompanija, o prašau, pas ją viskas taip sutvarkyta, kad mes ir netgi produktą gaunam labai greitai dabar, ne? Mes turime produktą gauname legaliai Lietuvoje. Lietuva tokia mažytė iš tikrųjų šalia. Ir tam, kad prasimušti, reikia tikrai įdėti nemažai pastangų, kad pas mumis būtų geros kokybės produktai. Daugiausia ateina tokios kompanijos nerimtos, pabūna 2, 3, 5 metus ir pabėga. Ir tam, kad išgirsti, kad rimta kompanija, kuri ilgam pasilieka čia, kuri rimta yra, kuri tave mokina dar, to amato, tai yra labai svarbu. Apie ją galite tikrai, prašau, čia tiesiog jau legaliai dirba kokiose šalyse ir mums yra galimybė, nes kadangi tai yra pasaulinė rinka, nesvarbu, tu gali dabar per internetą, tu gali sėdėti va čia namuose, virtuvėje savo, o iš tikrųjų bendrauti ir legaliai dirbti visai kitoje šalyje, netgi kitam kontinente. Taip, kur yra ryšys, kokią kalbą moki, pavyzdžiui, dar kita užsienio kalba, tai prašau, gali bendrauti su Australija, ten yra, prašau, lietuvaičių ir rusakalbių, jeigu anglų kalbą moki, tai iš viso labai daug šalių anglistė yra. Tai reikia tiesiog paimti ir plėsti savo rinką. Ir žinote, teisingai sako, kas ta Lietuva, čia tos Lietuvos yra 1-2. Bet jūs kada nors skaičiavote, kiek 1% yra lietuvaičių, kiek 1% yra tų tokių suaugusių žmonių, galima būtų atmesti šeimas, tiesiog paimkite ir paskaičiuokite. Ir jeigu 1%, tik 1% jūsų organizacijoje, lietuvaičių, naudos tos produktus kiekvieną mėnesį savo profilaktiškai, negydytis, negydymo tikslais, bet pastoviai tiesiog savo skirs kaip maistą pagerinimui savo gyvenimo kokybės, kad skirso, tarkim, 50 eurų nors į mėnesį, kiekvieną mėnesį. Žiūrėkite, faktiškai jūs darysite didžiulę apyvartą. Ir jeigu jūs turite galimybę gauti tą 63% ir dar su savo partneriais pasidalinti, skaitykit 10% vidutiniškai, čia minimaliausiai faktiškai nuo kompanijos gali gauti, tokia siekiamybė. Paskaičiuokite, kiek jūs turite šansų uždirbti. Bet jeigu jūs pradėsite iš tikrųjų plėsti savo rinką, netgi per internetą, prašau, su tokia šalim nemažytė kaip Lietuva, bet su tokia šalim kaip Vokietija, su tokia šalim kaip, tarkim, Amerika, pas mus labai daug yra amerikonų, jie labai mėgsta šitą produktą, vertina, jie tiesiog laukia ir svajojo, kad ateis į jų rinką būtent toks produktas. Ta pati Kinija ir Japonija, nors jie patys turi iš tikrųjų produktų, bet tokios technologijos jie neturi. Dar nespėjo. Jūs įsivaizduokite iš tikrųjų, kiek galima padaryti daug laimingų žmonių, turtingų, kurie pakeis savo gyvenimą, gal netgi ir savo vaikų gyvenimą gali pakeisti. Taip kad pamastymai. Ir kiekvienas iš mūsų dabar, prašau, irgi technologijos, tiesiog galime įeiti į oficialų Apple Go puslapį, nuskanuokite ir gausite informacijos, bet jeigu ir nemokate nuskanuoti, tiesiog galite būtent įeiti į oficialų puslapį, kuris parašyta aplgo.com. Taip, ir jeigu turėsite netgi to žmogaus, kuris jums pakvietė kvietimą asmeninį, tai jūs vien tik pirkti, vien tik vartotojų būnant, jūs galite su 10% nuolaida įsigyti produktą. Naudokitės progą. Kitur jūs niekur nepamatysite, niekur nesužinosite apie tą produktą. Tik tai, aišku, per pačius distributorius. Tai yra tiesiog tokia sistema. Nes kiekvienas mūsų žingsnis yra skaičiuojamas, užrašomas būtent to dirbtino intelekto. Ir bet kokią apyvartą darant, mes tiesiog žinome, kad niekas neprapuls, viskas bus. Kaip vartotojams tai yra labai gerai už tai, kad jūs turite galimybę gauti su tą
kvietimu. Tai yra 10% nuolaida. Taip pat jūs galite tiesiog, lygiai taip pat kaip ir mes, būdami tiesiog klientai premium, gali tą pačią kainą pirkti kaip ir mes. Ir aišku, galite bendradarbiauti, tiesiog su kompanija būti partneriais ir gauti dar tos būtent 63% išmokų. Šiais laikais pasakykite, 8 valandas žmogus pradirba darbe, gauna tą minimumą, taip? Man tai primena senus gerus laikus, kada dar mano tėvai po darbo, bet tai buvo sovietmečius, kada negalima buvo tiesiog nieko daryti, po darbo grįždami darbėlės augino, nutrijas, morkas augino tam, kad galėtų ten tą geresnį kąsnį nusipirkti. Aš netgi galvoju, o kodėlgi ne, jeigu tu iš tikrųjų dabar darbę dirbi, tu negali iš jo išeiti, nes nesi užtikrintas, pasilik dirbi, bet 2 valandas dar į dieną paskirti tam, kad ateitį savo sutvarkyti. Tai yra papildomai tiesiog pasimoky, kad pakeisti specialybę. Nežinokite, mes su vyru, kada davėm skelbimą, tada dar laikraštis buvo, ne? Dabar internetu duotume skelbimą, kad 2 patyrę specialistai ieško darbo, žinokit, iš tikrųjų būtų labai daug pasiūlymų. Taip, kad yra labai vertinga specialybė, taip, ir ją įgyti ir po to laiku bėgant išeiti iš to savo darbo, kur iš tikrųjų tavęs nevertina ir tik tai minimumą moka, tai verta apie tai pagalvoti. Na, bet viskas prasideda nuo sprendimo, nuo pirmo žingsnio ir aišku, tam, kad kažką tai nuspręsti, reikalinga daugiau pasigilinti ir aš kviečiu tiesiog pasigilinkite, susisiekite su tais žmonėmis, kurie jumi pakvietė. Ir būtent su jais pakalbėkite, kokią informaciją perskaityti, ką tokio padaryti, kad daugiau sužinoti apie tai, ne, kur sudalyvauti, gal net į užsienį išvažiuoti, ne, tai yra galimybė net į forumus kitose šalyse nuvažiuoti. Taip, kad būkite aktyvūs, nes gyvenimas yra jūsų rankose, neatiduokite jo kažkam. Na, o aš labai būsiu dėkinga, jeigu jūs tiesiog parašysite dabar po atsiliepimą, kad dalyvavote, kad esate čia ir patenkinti, taip, kad dalyvavote, arba netgi savo kažkokį sprendimą galite parašyti į šitą laukelį, kur rašoma. Ir kviečiu jūs visus dalyvauti antradieniais, dalyvauti gyvai renginyje, dalyvauti visokiuose kompanijos akcijose. Ir, aišku, savaime dalyvaukite mūsų tuose webinaruose antradienį, ketvirtadienį. Labai dėkoju, kad jūs susirinkote ir linkiu sąmoningumo, linkiu būtent gilintis ir prisiminti, dėl ko gyvenam, ką norim iš gyvenimo ir ką galime gauti. Aš trumpai šiandien. Nes jeigu sakyčiau labai daug, tai vis tiek neliktų tiek daug informacijos. Šiais laikais mes visi skubantis. Taip, kad pabaigai aš jums labai turiu gerą dovanėlę, kuri tikrai labai parodo tai, ką mes galime gauti iš šitos kompanijos pasinaudoja. Nelabai duoda.